Labą dieną. Ne, komplektacija nėra baigta. Turim didžiąją dalį žaidėjų, trūksta kelių, nedaug iš tikrųjų. Tai džiaugiamės tuo, nes darbas nemažas jau padarytas, o vieno kito žaidėjo, kurio trūksta, tai tikėmės sulaukti artimiausiu metu. Kokiu trūksta? Iš esmės galima sakyti kiekvieną grandį po vieno. Tai kaip minėjau, visą branduolį turim, labai džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti tuos žaidėjus norimus iš praeito sezono. Tai trūksta tokių minimalių pakeitimų, tai kiekvienoje grandy po vieną žaidėją, kur aš manau, kad neužtruksim surasti ir juos. O kodėl dar nesuradot? Nėra norinčių, per mažai siūlot? Norinčių yra nemažai. Ko siūlom per mažai? Pinigų? Net norinčių yra nemažai, bet kaip minėjau, branduolį turim. Tie kriterijai ir lūkesčiai yra truputį didesni nei buvo anksčiau, sakykim. Tai ieškome stipresnių žaidėjų, kurie tikrai mūsų manymu turėtų sustiprinti komandą. Tai laukiame to tikrojo, gerojo varianto. Ko reikės, kad komanda apgintų A-lygos titulą? Kaip šiemet tas sezonas turės atrodyti? Aš manau, kad jis truputį bus kitoks, nes, kaip minėjau, lūkesčiai bus kiti ir varžovai į mus jau žiūrės truputį kitaip, nei žiūrėjau prieš praeitą sezoną. Tai visi taip suprantame, žaidėjai taip pat tai supranta, tai be abejo turėsime būti neprastesni nei buvom. Ir be abejo kažkur įrodyti srityse, kur buvom, sakykime, labiau pažeidžiami, tai stengsimės tai įgyvendinti. Tai jeigu konkrečiau jūs vis kelis kartus kartuojate apie tos lūkesčius kitokius, kriterijus kitokius, tai apginti, ar ne? Tai be abejo, tai čia aš manau net klausimų nėra, tai žinot, apginti dar yra ir kitų turnyrų, kurių nepavyko pernai laimėti, tai be abejo bus akcentas didelis ir pirmoms rungtynėms šiais metais skirtas, tai yra kalba apie Super taurę, tai žinot, tikrai tobulėti yra kur, siekti yra ko ir stengsimės tai padaryti. Būsit ir čempionų lygos atrankoje, ar tai čia papildomas nerimas? Ne, nerimo nėra, čia sakyčiau tokia kaip privilegija ten būti, tai ir jaučia žaidėjai, dauguma žaidėjų ir nori atvykti pas mus irgi dėl šito faktoriaus, kad pabūti sudalyvauti tam turnyre, tai be abejo labai smagu ten būti, ten dalyvauti, bet pirmas dalykas yra mūsų čempionatas, kur ir startuosime, tai ruošiamės tam, o kada ateis europinės kovos, vasarą būsime ir tam pasiruošę. Kiek konkurencingas bus šitas sezonas, žinant tai, kad didesni pinigai ateina į Vilniaus klubą, į Marijampolę ir kad tikrai, ypač Vilnius, tai labai rimtai nusiteikęs ir stiprina savo pajėgas? Prieš sezoną visos komandos stojo prie tos pačios linijos. Aš manau, kad kiekviena komanda, kuri ruošiasi, kuri komplektuojasi, kelia savo aukščiausius tikslus. Kiekviena komanda nori laimėti ir startuosim, kaip ir jūs mane šiandien čia pastatėte ant tos pačios linijos, visi pradėsim su 0 taškų. Pas visus lūkesčiai bus dideli ir žinot, ir tikriausia sezono pabaiga parodys, kas kur finišuos. Tai be abejo, stebėm ir savo konkurentus, sekam visą eigą, kas kur vyksta, juo labiau bandom ir mes stiprėti. Tai čempionatas tikrai bus įdomus, bus konkurencingas, galima spręsti tai ir iš kitų komandų veiksmų, kaip jie komplektuojasi. O biudžetas, koks šiais metais? Žinokit, čia reikėtų direktoriaus jo klausti arba prezidento, kurie jau ten su... Kurių nėra. Ar bendrai galim kalbėti apie futbolo jau atsigavimą Lietuvoje? Nes ilgus metus tarsi buvo tokia duobė ir dabar matom, kad tikrai visi taip subruzdę, stiprėja ir komandose, ir valdyme. Žinot, mes kaip dalyvaujam tam futbole kiekvieną dieną ir daugelį metų iš eilės, tai mum tas futbolas yra svarbus ir mes bandom jį gaivinti arba pakelti kažkurį lygį, jau ne vienerius metus. Tai galbūt žmonėm, kurie klausosi iš šalies, tai tas ažiotažas kyla iš ten kai kurių reklaminių triukų ir taip toliau. Tai aš manau, kad bendrai futbolo lygis kyla, kaip jūs sakėte, ir biudžetai kyla, ir žaidėjai atvažiuoja
stipresni, tai ir susidomėjimas auga, tai aš įsivaizduoju, kad gal ne tokiais dideliais žingsniais einame į priekį, kaip visi norėtų, bet po truputį stebėmės ir šis čempionatas irgi manau, kad tikrai bus kokybiškas. Ar čia ir ruošitės, čia šiandien treniruojatės, kur ruošitės sezonui, kiek čia tų kontrolinių rungtynių sprendimų? Turim savo planelį, pasidarę savo, ko ir laikysimės, tai 2 savaitės Lietuvoje būsim, sužaisim 1 rungtynės Lietuvoje kontrolinis, tada turėsim stovyklą Turkijoje beveik 3 savaičių ir visas pagrindas ten bus, tai dar ten turėsime 4 rungtynės kontrolinės. Ir į Lietuvą iš esmės grįšim prieš pat savaitę prieš Super Taurės rungtynes. Ir dar dėl žaidėjų, gal galite patikslinti, kiek skaičiumi čia šiandien treniruojasi, kiek vienetais dar trūksta? Šiandien turėsim 203 žaidėjus, tai vienas vėluoja grįžti iš savo atostogų, tai iš viso 204. Tai planuose dar yra 4-5 žaidėjai, kurių ieškome ir tikimės, kurie neužilgo prisijungs. Ačiū. Ačiū Jums.